200 metų jo istorija su trupučiu, nes pirmą kartą Zyplių vardas Zyplių dvaro žemės paminėtos 1806 metais. Karininkui už nuopelnus kare su Napoleonu Lietuvos didysis kunigaikštis dovanoja Veliuonos žemių gabalą, tarp kurių yra ir Zyplių dvaras. Senieji Zypliai, dar ir dabar išlikęs tas pavadinimas, išlikus ta vietovė, yra tarp Lukšių ir Sintautų miestelių. Seniūno skulptūrų yra tų kamerinių, galima pamatyti. Pavedžiosiu šiek tiek po rūmus, bet kadangi rūmų istorija apskritai dar, jeigu kas domėsitės su visomis datomis, yra mūsų muziejinėje salėje, kompiuteryje. Noriu pasakyti, kad rūmuose aš vaidinuosi tik rūmuose, vėliau Kristelis ponas. 16 amžiaus pradžioje čia buvo Gūdžios girios ir Sapiega ir vėlesnė, dar maždaug 300 metų gal nedidikai. Čia turime ir išlikusią kolektyvą, reiškia išlikusią autentišką juostą medinę. Ji laikė ant sienų medžiagą po 900 metų rekonstrukcijos. Tai buvo šilkas arba pliušas.
pasakyti. Stumbro konstrukcijos išlikusios originalios, nes jos čia buvo darytos vadinamojo, kad tai niekur nelaikyti. Nes čia ponai turėjo tokią kaip ir graikiško brospolio. Kadų ir bendras kaskadų ilgis buvo virš 300 metrų, kurio žaidėjo skirtingų spalvų rožėmis. Ir neveltui mes čia ir sutinkame medžiotojus, nes ši vieta buvo ir skirta būtent medžioklė. Ir kairė ranka, nes kai geriama kairė ranka būna širdis prie širdies. Taigi dabar, ponė Daina, žiūrint vienas kitam į akis, visiems aplinkiniam pavydint. Nu, atrodo, nufilmavau. Neturi nei Ciesoriaus, nei darbininkį. Net nešia būtų, tai būtų sudegę čia malius. Tai kurie užgesnai dabar? Ką tu čia darai dabar? Tik pietus darausi, ponaliok. Pietus šituo laiku jau seniai pramiegoja pietus. Kur jau tau prie altorio? Nu, aš džiaugiuosi, kiek galėsi ištus. A ne? Na, tik žinau, aš turiu dar 16. Oho, 16. Va, jo, o dar visos vyros, vienos laukies, aš neįmatys. Galima jos? Dar tie 1000 hektarų ten plyti, tai jos išdirbdamos išgersta čia pilnas, o levojant, nu tai iš pavydo gal sako ką. Tai jau dabar ir aišku pasidarė, kodėl jos taip ir elgėsi. Tik jeigu ponas užtarė baudžiauninkai, Jo, aš neužtarė, čia bandau paaiškinti. Stovi vedu, neina tai aš esu. Ponulį jung, o jeigu jis ką priklauso, kas įvyko? A aš čia vienas atsimės, aš turiu antrą pusę. O pamatykit, Ačiū duodam, kas nors šoleles atimčia. Aš ką geriausiai moka, tai ką būt prižiūrėti. Jeigu to nori, tai... Gyvenk tada jau tai. Ruošiausi stoti į grafiką dailės akademijoje, bet tiesiog gyvenimas turbūt būtų sunkoka daug tokių užsakymų turėti ir tiesiog kažkokią praktiškesnę tokią specialybę. Valydė, labai šventiška, linksma, kai bus liūdna, pasižiūrėkime. Ačiū.